Būtų labai įdomu pamatyti pasaulį, jeigu Donaldas Trumpas turėtų tokį patį požiūrį kaip jo dvasinis patarėjas Markas Burnsas. Pasižiūrime jo pranešimą iš konferencijos, kurią jis pats organizavo ant Alatra platformos. Manau, bus tikrai įdomu. Mes vyksime į Šiaurės Koreją, mes nugriausime sienas. Mes pasieksime Kim Jong-uną. Mes pasakysime pasauliui, kad esame čia, kad neturėsime priešų tikėjimo vardu. Ar girdite, ką jums sakau? Jei žaidžiate politiką, palikite mane ramybėje. Nesifotografuokite su manimi. Manote, kad juokauju? Nejuokauju. Nejuokauju. Neturiu ko prarasti. Suprantate, kaip čia patekau? Patekau čia nepataikaudamas kažkam. Prezidentas vadina mane savo pitbuliu ne šiaip savo. Todėl nesu čia, kad jūs sužavėčiau. Ar girdite, ką jums sakau? Bet aš būsiu čia po prezidento Trumpo. Ir būsiu čia, kad būčiau kito prezidento akivaizdoje. Ir kito prezidento akivaizdoje. Ir kito prezidento, kad pasakyčiau pasauliui, jog suvienysime bendruomenės visame pasaulyje. Mes nustosime būti susiskaldę dėl to, kam jūs meldžiatės. Ir laikysimės taikos ir meilės principo, kad ateitų taika visam pasauliu. Nesvarbu, ar esate juodaodis, ar baltaodis, ar jaunas, ar senas, ar žydas, ar krikščionis, ar musulmonas, budistas. Tai nesvarbu. Jei esate žmogus, stovėsime, kol pasieksime pažadėtąją žemę. Te laimina jūs Dievas.